Okay. O jeigu naudočiau steroidus, kaip pagreitintų pusę metų metus? Sakykime, susigrąžinimo faktorių, o jeigu taip abstrakčiai reikėtų sakyti, jeigu tavo organizmas receptoriai priimtų tos dalykus tinkamai, o nebūtų kvailiojama, nebūtų daroma visiškai drastiškai ir taip toliau, kur daugiau būtų galima pasidaryti žalos nei naudos kažkokios to klausimų, kokie 3 mėnesiai realus. Wow. Tarsi realiai vietoj metų? Taip. Su steroidų pagalba per 3 mėnesius. 3-4 mėnesiai, taip, iš esmės, tu susigrąžintum tą patį. Ir gerai, kaip aš atrodyčiau, dabar aš sėdžiu, aš sėdžiu čia, koks sėdžiu. Kas manyje per tuos 3-4 mėnesius su steroidais pasikeis? Čia tarsi realiai akivaizdžiai matytųsi toks rezultatas? Akivaizdžiai. Kad ir kaip bebūtų taip. Tai realiai būtų tikrai akivaizdus skirtumas nuo to, kaip dabar. Netgi, sakykime, tas pats per metus laiko, jeigu užsidėtų tas pats 10 kg natūraliai ir tas pats 10 kg per, sakykime, 4 mėnesius su steroidais vartojant, vizualas būtų irgi skirtingas. O kas, tu man pasakyk, čia labai įdomus tada klausimas. Kaip tu atskiri, kokius mes galime tokius indikatorius išvardinti, kur akivaizdžiai matosi žmogus naudoja steroidus, o nėra natūraliai pasiekęs rezultatų. Nes jeigu tu sakai, tie patys 10 kg, taigi tie patys 10 kg, bet kas kitaip atrodys? Pagrindinis faktorius numeris 1, tai raumens tonusas. Pats raumens tonusas, vartojant anabolinius steroidus, yra gerokai didesnis. Tarkim, kaip pavyzdys, raumuo būtų super kietas, iš esmės, kad jeigu net įtemptum, reikėtų įdurti adatą, kaip pavyzdys, praktiškai tai būtų neįmanoma. Tai palauk, jeigu aš ateinu ir šitą aš niekada nesuprasdavau, nes aš visą laiką, kiek sportuodavau, atrodo pompos nerealus, viskas, save lieti, minkšta viskas. Taip. Ir tada sporto salėje prieina rūbiniai, dar tik atėjęs į salę, sveikas, aš jam taip per petį, kaip per akmenį, supranti, ir aš nesuprantu, ką jis valgo, ką jis daro, kad jis visas kietas, jis dar sportuoti nepradėjęs, jau visas kietas, supranti. Jis įtempęs atrodo, žinai. Tai čia yra vadinamasis hipertonusas, okay. Kurį sukelia steroidų vartojimas, ir būtent ta vizualiai tas pakankamai matosi. Jeigu, sakykime, vėlgi tas pats, paimkim visiškai identišką riebalinį audinį, body fatą, vartojančių ir nevartojančių. Visiškai paimkim absoliučiai 2 kopijas žmogaus, sakykim, padarėm kopijas, vienas su, kitas be, ir tas pats kūno svoris, tas pats body fatas. Tas, kuris vartojas, atrodys kokiais 5% mažiau turintis body fatą vizualiai negu kitas. Eik tu. Plius minus. Vizualiai skirtumas bus akivaizdžiai sustačius šalia, nes raumuo, taip vadinamasis jo popas, tas lipimas nuo kūno, jisai bus gerokai didesnis, tankesnis ir tai savo vizualą. Riebalas giliau slėpsis, ne? Kažkaip pasiskirstys labiau. Ne tai, kad pasiskirstys, o tiesiog pats raumuo, jisai bus nuo kūno išsistumęs labiau ir jisai turės tą tonusą tokį. Tai sakykime, paprasčiau tariant, žmogus, kuris atrodytų su pampu ir be pampo. Tai čia iš esmės toksai daugiau, kadangi žmonės vizualiai supras skirtumą, kurie sportuojantys sporto salėje matė tokius dalykus, kaip atrodom, kai mes užsipumpuojam ir kada mes esam tiesiog visiškai ramybės būsenai. Tai čia būtų skirtumas maždaug toksai. Čia turbūt reikia paaiškinti tie, kas nelabai žodžius pampas supranta. Tai kai jūs ateinate į sporto salę, jūs kol kas esat be pampo ir kai jūs pasportuojat po visos treniruotės, pripampsta kūnas kraujo ir tas raumuo toks apvalesnis atrodo. Tai čia vadinama pampu. Taip, raumuo priplūsdamas yra kraujo, maistinių medžiagų, vandens, viso kito, taip toliau. Tai realiai tas steroidas jis jau ryte atsikėlęs, kaip po pampo atrodo, turbūt, ne? Sakykim, jeigu lyginant konkrečiai taip vieną ir kitą variantą, tai taip. Gerai, 2 faktoriai. Kas dar? Pečiai. Jeigu taip labiausiai vizualiai, ką sudaro pirminis efektas natūraliai ir nenatūraliai, tai pečių vizualas. Apvalumas tas? Taip. O tai gali natūraliai žmogus turėti apvalius pečius? Tokiem kvadratiški, galim pavadinti, tai tokie kvadratiniai ir pakankamai tokie, kaip kamuoliai. Okay. Tai jeigu žmogus turi tokius, genetiškai yra tokių žmonių, bet jų yra labai mažas procentas irgi. Ir jeigu, sakykime, mes pažinojom žmogų, kurio pečiai buvo pakankamai nuožulnus ir kažkada jo nematėm metus laiko, 2-3,
ir jis ateina, jo pečiai kaip lentyna, status, tvirti, dideli, apvalūs ir taip toliau. Čia yra faktorius. Nu, bet sakys, kuris... čia mano raktikauliai tokie. Raktikaulis nepasikeitė, kai 25 metai buvo. Ir 38 tada. Taip, iš esmės. Ir tas savo, čia vėlgi vizualinis labai stipriai žaidžia. Ir pečiai labiausiai išduoda vartojimą. Kitas dalykas, pečių skaidulos. Jeigu žmogus yra liesas, labai liesas, sakykime, jau kur matosi skaidulos pečiuose, tos juostelės visos, taip toliau. Pas natūralus dažniausiai jų matysis labai daug. Mikro tų juostelių, skaidulėlių pilna, nes petys sudarytas iš labai daug skaidulų ir tokių smulkių. Kuo daugiau žmogus vartoja, tas raumo būtent dėl hipertonuso susilipina tos skaidulos, sakykime, jos gaunasi, kad pasidaro į tokį gumulą ir tada mes jau nebematom tų mikroskaidulų, tų visų juostelių tiek daug, kiek matytųsi pas natūralų. Okay. Jau 4 turim. Ar dar turi kokį nors vieną? Merginą, paimkim, merginas. Ar ant merginų kas matosi labiausiai? Nors, žinai, man atrodo, visi galvoja, kad merginos nenaudoja. Va čia yra turbūt, dar didelis klausimas, ar būtų didelis skirtumas tarp vyrų ir moterų, kurie naudoja ir nenaudoja šiai dienai. Kas liečia merginas, aišku, brutaliausias dalykas tai yra balsas. Šitas tai. Čia yra labai, tikrai stipriai to klausimų. Ir tikrai būna situacijų, kur negeru, pavadinkim taip, švelniai tariant. Ir tai negrįžtama? Ne. Balso mutacija nėra grįžtamas efektas. Okay. Vėlgi, tai aišku, tai galima sakyti, kad vėlgi yra ir tų pačių, ten kaip lytinių organų padidėjimas iš moterų pusės, čia galima kosmetologiškai tvarkyti ir visą kitą, bet tokio dalyko kaip balso be šansų. Mes jau neturim grįžtamo efekto niekaip. Raumenynas gali sunykti, sumažėti, visi dalykai praktiškai plaukotumas padidėjęs, veido srity, kūno srity. Bet tai kokios čia dozės turi būti tada? Čia aukštos dozės. Kartais net nereikia didelių dozių. Tikrai iš esmės yra vėlgi. Gali ten su kokio navaru pasižaisti ir gali būti tokie rezultatai, kad ir balsas pasikeis? Taip, ir tai būna. Wow. Ir tikrai taip, ir ne taip jau retai iš esmės, kaip žmonės galvoja, bet vėlgi tai labai susižaidžia keletą faktorių dažnai, vartojant tokį dalyką, kaip būtent, sakykime, navaras, labai dažnai yra suskatinamas refliuksas. Ir gaunasi tame, kad netiesiogiai navaras padaro balso mutaciją, o jo pasiekmė, kad jisai dėl esamo refliukso, ko dažnai yra, jisai yra nejaučiamas tiesiogiai, per laiką jisai pažeidžia balso stygas, išgraužia, taip, ir analogiškai tada mes turim balso pokyčius. Pats navaras kaip androgeninis dalykas, jisai nepadarė žalos tai moteriai, tiesioginės, bet padarė per sisteminę dalį. Tai čia jau tada prasideda toksai, čia jau toksai brutaliausias dalykas. Aišku, vėlgi, ta pati akne, vėlgi, tikrai matom kartais labai stiprius atvejus, kada nusėti kūnai yra, jau realiai žaizdom vos ne. Retu atveju tai būna natūraliai dalykai, bet jeigu mes matom jau pakankamai gerai ištreniruotą kūną ir matom daug spogų, gausiai, tada taip. Aišku, tikrai ne visada. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.